antrą langą vasario mėnesį. Rungtynės bus vasario 27 kovo 2, Eurolygos paskutiniai turai vasario 25, kitas bus kovo 5. Langas irgi Eurolygoje. Remsitės dabartiniu komandos branduoliu, kviesti daugiau žalgiriečių, kaip įsivaizduojate tą kito lango rinktinės paveikslą? Įsivaizduoju, kad šitie žaidėjai norės žaisti, taip įsivaizduoju. Ir norėčiau turėtų žaidėjų, kuriuos dar galima kažkiek būtų, nes turbūt nenoriu net grįžti prie tos, nes spaudoj skaičiau, kad eilė Eurolygos žaidėjų žaidė Kuboj, žaidė ten ir ten. Ne, turbūt žinot, apie ką kalbu, ne? Ir mes čia nesugebam suburti, vėl grįžtų prie pradžios, nuo ko pradėjom. Problema Lietuvos yra ne žaidėjai, bet kaip juos suburti. Čia yra problema. Tai jeigu mes vėl išgirsim, mes visada iš klubų išgirstam, ašgi pats treniravau Chimkus, bet niekada nedariau kliučių rusų rinktinės žaidėjim išvažiuoti, nes jie pasirenka savo tos dalykus. Vieni gydėsi, buvo tokie 4 žaidėjai, kurie vis tiek važiuoja visą laiką, nes jam rinktinė. Čia aš negaliu įlysti į kažkokią žmogų širdį, kažką pasakyti, čia yra tokie, asmeniai dalykai. Aš dabar net neįsivaizduoju, jeigu grįžtume į tos laikus, kaip aš galėčiau pasakyti, kada mes susibūrėm 92 metais, atvažiuotų Sabonis, Marčiulionis ir aš sakyčiau, aš neatvažiuosiu. Man irgi skaudėjo tada, daug ką skaudėjo. Aš net nežinau, kaip aš paveščiau tuos savo bendražygius. Aišku, dabar mes vėl grįžtam į tą laikai keičiasi, viskas pasidarė. Manau, laikai keičiasi, bet yra dalykai, kurie nesikeičia.